Ar sėdite patogiai? Nekreivai? O jeigu kreivai, tai jums gali iškrypti stuburas. Esu girdėjęs, kad taip sako ne kartą ir šiandien būtent apie tai ir kalbėsime, nes laidoje Užeikite, kas laukite kartu su manim vaikų chirurgu Benediktu Januška turim nuostabų svečią, su kuriuo teko ne 1 valandą praleisti operaciniai. Galbūt trumpiau negu norėčiau, bet yra tekę praleisti valandų operaciniai, operuojant vaikams stuburus. Ir šiandien laidoje svečiuojasi vaikų ortopedas, traumatologas Giedrius Bernotavičius. Sveiki, Giedriu. Sveiki. Laidą pradėjau nuo mito, o galbūt ne mito, tai norėsiu jūsų komentaro, tai jeigu vaikas sėdi kreivai, tai jam tikrai iškryps stuburas. Tikrai neiškryps stuburas, bet iš tikrųjų tai yra mitas, jisai labai gajus ir mes tikrai turime labai tokių pacientų, tiksliau išsigandusių tėvelių, kurie nori konsultacijos. Taip, nes iš tikrųjų tėvai nori, kad vaikas būtų idealus ir labai iš tikrųjų matosi vaikams, ypatingai augimo šuolio metu pečių juostos asimetrija, menčių asimetrija ir jie galvoja, kad tai yra iškrypęs stuburas. Negana to, kai kurie šeimos daktarai lygiai taip pat, jeigu mato pečių juostos asimetriją arba menčių asimetriją, irgi sako, būtinai pasirodykite pas ortopedą. Bet tai yra mitas dėl to, kad augimo šuolio metu stuburas labai intensyviai auga, raiščiai ir raumenys jie nespėja kartu ir mes gaunam paauglystėj augimo šuolio metu pečių juostos asimetriją, menčių asimetriją, bet tai nėra stuburo iškrypimas. Stuburo iškrypimas žiūrimas pasilenkus į priekį ir tada mes matom tam tikrus požymius, tai yra raumenų volelė dažniausiai juosmeniniai daly arba šonkulinė kupra, nes stuburas turi rotuotis. Yra tekę dar girdėt, kad jeigu vaiko per sunki kuprinė, irgi būtinai stuburas iškryps. Ar tiesa ir kokios tos priežastys būtent iškrypusio stuburo? Tai kuprinė gali turėti įtakos netaisyklingos laikysenos atsiradimui arba pablogėjimui. Nes iš tikrųjų, tarkim, jeigu nešiojam ant vienos pusės ar ne, tai gali būti truputėlį tikrai įvyksta tas vadinamas raumenų disbalansas. Bet skoliozės priežastis yra visai kitokia. Tai nepriklauso nuo išorės veiksnių. Tai yra dėl netaisyklingo pačio stuburo augimo. Priekinė stuburo dalis auga intensyviau negu užpakalinė ir vyksta rotacija ir pakrypimas į šoną. Visiškai paprastai, jeigu mes šnekam, pas tuos vaikus stuburas auga ne į viršų, bet į šoną. Taip, tai vadinama idiopatinė skoliozė, kaip vaikai visiškai sveiki, neturi jokios gretutinės patologijos. Yra kitas kontingentas pacientų, kurie jau turi ligą, tokią kaip cerebrinį paralyžių arba kitą neuroraumeninę ligą, kur stuburas krypsta dėl raumenų silpnumo. Taip, ir dar viena kategorija, tai yra pats stuburas iš savęs įgimtai netaisyklingos formos. Tai yra slankstelis, jisai nesusiformavęs, jisai gali būti suaugęs arba netgi būti trikampės formos. Ir tokiu būdu mes matysim skoliozę. Dauguma mūsų žiūrovų yra ne medikai, tai galbūt galėtumėt trumpai, paprastai paaiškinti, kasgi yra ta skoliozė. Tai va, tai skoliozė tai yra stuburo iškrypimas į šoną. Jeigu visiškai būti preciziškam ar ne, koks yra pasaulinis apibrėžimas, tai yra skoliozė, tai yra slankstelių rotacija, tai yra pasisukimas su linkiu į šoną ir jisai turi būti 10 laipsnių ir daugiau. Tai toks yra skoliozės apibrėžimas. Ar galima skoliozę matyti plika akimi, ar jau turi būti labai stipriai pažengusi, S forma būti, ar dar kažkas, ar būtinai reikia daryti tyrimus, kad diagnozuoti ją? Tai skoliozės diagnozė yra absoliučiai paprasta ir gali būti tikrai kiekvienas tėtis ar mama namuose pasižiūrėti. Labai dažna klaida gydytojų, kad jie, tarkim, net rūbų nenurengia vaiko iki pusės, neapžiūrėję, sako, tai čia kreivas stuburas. Tai žodžiu, namuose nurengiam vaiką pilnai, kaip sakau, iki bambos, suglaudžiam rankas ir pasilenkiam į priekį. Ir tai yra paprasčiausias būdas ir tada matosi, būtent mes matom, jeigu yra tiesus stuburas, jisai
turi būti lygiai nueinantis. Taip, jeigu yra skoliozė, mes matom kalnelius. Tai tada reikėtų pasirodyti pas ortopedą. Kokiems vaikams, kokio amžiaus dažniausiai pasireiškia skoliozė? Tai kaip ir minėjau, augimo šuolio metu, noriu patikslinti, kas yra augimo šuolis, tai maždaug 8 laipsniai ir daugiau. Tai vyksta paauglystėj. Mergaitėms tai yra 12-14 arba metai prieš mėnesines ir metai po. Berniukams maždaug 13-15 metų amžiuje. Tada atsiranda arba skoliozė labai intensyviai progresuoja, nes stuburas intensyviai auga. Kitas amžiaus laikotarpis, tai yra prieš mokyklą maždaug 6-7. Bet tai yra bet kokiu atveju augimo šuolio metu atsiranda. Dar vienas mitas yra tekę matyti, kad skoliozė būtinai sukels skausmą. Jo, tai yra labai apipinta daug, kad sukels skausmą. Spaus viską, kas įmanoma, vidaus organų, širdį, ten žarnos, kaip tai gyvens ir visa kita. Tai yra mitas, iš tikrųjų. Nespaus, žinokit. Vienintelis dalykas, kas yra, tai suintensyvės skausmas ir gali pablokėti kvėpavimo funkciją. Nes tada sumažėja plaučių talpa ir spaudžiamas vienas plautis, bet iškrypimas turi labai didelis. Sakykime, taip grubiai apie 80-90 laipsnių. Yra tekę matyti rekomendacijų, kad diagnozuota skoliozė ir todėl apribotas fizinis krūvis. Neva fizinis krūvis gali pabloginti skoliozę ir leisti jai progresuoti. Tiesa ar mitas? Vėlgi mitas. Ir man labai patinka, sakykime taip, ateina pas mane konsultacija, atvažiuoja, sakykime, iš visos Lietuvos, ar ne, su didelėm akim ir jau priverkia kažkiek tai, nes skoliozės diagnozė, kaip viskas blogai, dabar ten uždrausim viską, miegokim ant kieto čiužinio. Tai yra visiškai mitas. Ir ką, sakykime, ir aš sakau, kaip gydytojas specialistas ir sakau tą, kaip specialistas, kuri tuom užsiema ir tą, ką sako visas pasaulis ir mokslinė literatūra, išoriniai veiksniai ir netgi sportas neturi absoliučiai jokios įtakos. Nes jau, kaip minėjau, skoliozė atsiranda dėl netaisyklingo augimo. Tai po konsultacijos, kaip pasakau, jūsų vaikas sveikas, turi tik tai nedidelį arba didesnį stuburo iškreipimą ir gali viską daryti, tai būna labai geras daktaras. Aš pamenu klausimą per rezidentūros baigimo egzaminą, kad ar skoliozė, ar netaisyklinga laikysena yra skoliozė. Tai užteko atsakymo ne. Tai gal galėtumėt paaiškinti tai mūsų žiūrovams, kodėl netaisyklinga laikysena nėra skoliozė? Netaisyklinga laikysena tai yra, sakykime, taip, fiziologinė būsena. Taip, ir jinai sukelta intensyvaus augimo, dėl raumenų nesusiformavimo pakankamo, ar ne, tada mes matom netgi ir pasikūprinimą pas vaikus, ar ne. Skoliozė pati jau yra diagnozė, kuri jau žinom, tai yra stuburo iškrypimas su slankstelių rotacija ir posūkiu. Taip, žiūrint patys kaip simptomą bendrai, ar ne, nes, pavyzdžiui, mes turime kreivą nugarą, taip, tai taip, jinai yra netaisyklinga, taip, bet teikti, kad, tarkim, vien iš to, kad netaisyklinga nugara negražiai atrodo, kad tai jau yra skoliozė, trūksta duomenų. Skoliozė skamba kaip toks piktas baubas, kurio gali gąsdinti vaikus, bet visgi, kad nebūtų tos skoliozės, kokia yra profilaktika, ką rekomenduojat vaikam ir jų tėvam daryti, kuo užsiimti, kad kuo mažesnė būtų skoliozės rizika? Jo, laikyti taip neužtenka. Sakykime, netgi ir tėvams sakau, nes tėvams nesusireikšminkite, nes tai yra jau, sakykime, taip pažeista programinė įranga, nes skoliozė jau yra užprogramuotas dalykas. Tai yra, ką mokslas sako, kad yra keletą genų pažaida, kurio pasekoje stuburas auga netaisyklingai. Be abejo,
pats patarimas, kaip ir visiems vaikams, vaikų tėveliams, vaikams, kurie intensyviai augantis, tai yra sportas. Tai yra raumenų stiprinimas, nugaros pečių juostos stiprinimas. Netgi, žinokit, yra taip, kad, pavyzdžiui, net pastatytumėm 2 vaikus. Vienas turi skoliozę, abudu turi skoliozę, pavyzdžiui, ne, bet vienas sportuoja, kitas nesportuoja. Tai tas, kuris sportuoja, visą laiką atrodys gražiau, jo laikysena bus gražesnė, nepaisant to, kad iškrypimo laipsnis bus vienodas. Tai mes turime tą, vadinkim taip, rentgenologinį patį vaizdą, pagal ką jau gydytojai sprendžia, ar ne, tas laipsnis kobo vadinamas. O kita dalis, kaip jie atrodo. Netgi ir gydymas nuo to priklauso, ar ne? Ką mes rekomenduojam prie skoliozės. Jeigu mes matom, kad vizualinis vaizdas gražus, sakykim taip, ar ne, tai tada mes sakom, sportuok toliau, stebim toliau. Bet jeigu vaikas atrodo prasčiau, tai tada galbūt to sporto nebeužtenka, reikia kitų priemonių. Kokios tos būtų kitos priemonės? Ir aš atsimenu, labai įsirėžusi reklama buvo, voriukas būtent, kai susikūprini, pradeda pipsėt. Ir ten daug kas turėjo, galbūt šaržuoju daug kas, bet kokie yra tie būdai gydymo, jau kalbam būtent apie neoperacinį gydymą? Įtvarai kažkokie? Jo, tai va tie, vadikim, voriukai, tai irgi yra mitas, jeigu mes šnekam apie mitus. Nes voriukas ką daro? Taip, voriukas jisai įtempia pečių juostą, jie taisyklingiau atrodo, ar ne, bet tai yra meškos paslauga. Raumenys turi visą laiką gauti impulsą, visą laiką tam, kad jie būtų išsivystę, sakykime, ar ne, jų tonusas būtų pakankamas. Tai tas voriukas, jisai laiko pečių juostą, raumenys tada hipotrofuojasi ir nuėmus voriuką išvaizda dar gali pablogėti. Taip, tai voriukas tai yra meškos paslauga. Čia yra tėvams užsidėti pliusiuką, kad kažkas daroma, bet naudos tai yra lygiai 0. O jeigu konkrečiai šnekėt apie gydymą, taip, jeigu yra skoliozė, stuburo iškrypimas progresuoja, mes padarom viso stuburo nuotrauką stovint ir pamatuojam tam tikrą kampą, jisai turėtų būti maždaug 20-25. Taip, tai mes rekomenduojam korsetą. Bet tas korsetas iš tikrųjų pakankamai sudėtinga jį nešiot, nes jisai kietas yra, rigidiškas ir reikia nešiot nuo 20 iki 23 valandų. Bet visą laiką tėvams ir vaikams turim pasakyti, kad tai yra sakykime taip, šiai dienai vienintelis būdas moksliškai pagrįstas, kuris veikia, kuris pristabdo stuburo progresavimą arba net jį koreguoja. Deja, kol kas šiandienai yra būtent toks. Tabletės dar nėra išrasta. Jeigu kažkas siūlytų nusipirkti tabletę ar specialų įtvarą, tai netikėkit, nes, kaip ir sakė Giedrius, tai yra mitas. O kada operacija visgi yra neišvengiama? Kokia ta skoliozė jau turi būti, ar kokie skundai kankint pacientą? Tėvai, vaikai, kaip pasakai, jo, reikia operuoti stuburą, tai taip ir žinokit yra auksta. Ir daug ašarų, nes tėvams, tėvams, kurie ko gero suvokia, kas laukia, vaikai jie truputėlį dar plaukė, sakykime, tai jiems didžiulis šokas. Ta prasme, kad vaikas iš principo skundų neturi, nes kaip įsivaizduojam, kad reikia daryti operaciją, tai turi būti skundai, tai yra kažkokios labai ryškus funkciniai dalykai, ar ne, kad kažko negali daryti, skausmai didžiuliai, tada jau mes galvojam apie operaciją. O čia mes operuojam tam, kad užkirstumėm kelią ateities problemam. Tai va tą turi labai sunku tėvams įsisąmonint. Mes operuojame nuo 45-50 laipsnių stuburo iškrypimą, tam, kad ateityje nebūtų problemų. Bet vaikas visiškai sveikas, jisai laksto, bėgioja, taip, jisai priklausomai nuo to iškrypimo laipsnių gali labiau būti iškrypęs, tai yra pasikūprinęs ir atrodyti prasčiau. Bet vis tiek įsivaizduoja, kad čia stuburo operacija, taigi čia nervai, taigi čia paralyžuos, tai kaip tas modulumas stuburo, kaip jie gyvens. Tai irgi iš karto pasakau tėvams, kad žinokit, čia yra gydymo būdas, čia nėra invalidizuojanti kažkokia procedūra, nes mes esam gydytojai, mes gydom ir padedam, taip nepakenkiam,
tokia mūsų užduotis. Tai mes tikrai nevartumėm 4-5 valandų operuodami, jeigu mes netikėtumėm tą sėkmę. Tai va, tai jeigu taip trumpai operuojam nuo 45-50 laipsnių. Aš labai džiaugiuosi, kad teko poroje operacijų asistuot ir man atrodo, aš su Rimu 2 asistentai buvom pačio ir dar barstyti ir tos kaulus po to ant implantų. Čipsus vadinam. Čia operacinės žargonas jau. Bet taip trumpai, ne medikui, jau galit paaiškinti pačią operacijos esmę, nes iš šono, pažiūrėjus nuotrauką, tarkim, po operacinę ar matant ten kažkokį vaizdą gali atrodyti, tai kosmosas kažkoks, bet visgi kokia yra esmė ir ką jūs būtent padarot operacijos metu? Operacijos metu dedam implantus, tai yra titano lydinys, sukami tam tikri specialūs sraigtai patys stuburą, iš abiejų pusių, nes yra kairė ir dešinė, dedami irgi stripeliai, yra tam tikra technika, kurios metu mes atrotuojam stuburą ir jį koreguojam. Tai va, ir tokioj padėty naujoj koreguotoj padėty fiksuojam. Ką noriu irgi pabrėžti, nes pavyzdžiui šiandieną buvo, praeitą savaitę operavau stuburo, atlikom stuburo operaciją, nuotraukas parodžiau, visą laiką atspausdinu, parodo, fainai visą kitą. Šiandien mama su tokiu truputėlį, galvojau, kad bus biskit tiesesnis stuburas. Tai mes nepadarom tiesaus stuburo, čia nėra mūsų užduotis, mes turime balansuoti ir optimaliai koreguoti. Nes jei bus tiesus stuburas, bet vaikas kojų nejudins, tai yra toks truputėlį jo, tai būtinai reikia, va irgi man pačiam, kad pašnekėt su tėvais dėl jų lūkesčių. Tai va, tai ir ta dalis fiksuojama, ir ta dalis, kurie yra implantų zonoje srityje, tas stuburas jisai suauga. Taip, ta dalis yra nemobili, nejudri, bet vaikai puikiai prisitaiko iš tos nefiksuotos dalies. Netgi turiu video, kad 2 mergaitės, kurie šoka gatvės šokius, ir specialiai mergaitė, kuri operuota skoliozė ir kuri neoperuota, neatskirsite. Svarbu operacijos gale čipsų nepamiršti. Taip. Tai va, tą įsiminiau. O ar pakanka vienos operacijos, ar būna ir sudėtingesnių atvejų, kai ne kartą tenka operuoti? Paprastai pakanka ir iš tikrųjų netgi literatūros duomenimis tų, sakykime, nesėkmių, didesnių ar mažesnių, tai yra tik iki 1%. Kas liečia suaugusių stuburo korekcinėse operacijose, komplikacijų siekia net iki 50%. Čia vienas irgi iš argumentų operuoti iki 18 vaikams, nes yra žymiai geresni rezultatai. Paprastai siekiamybė virš 10 metų amžiaus vaikams sufiksuoti stuburą ir kad tai būtų pirma ir paskutinė operacija. Yra kita istorija su vaikais, kurie visiškai mažučiai. Iki 10 metų amžiaus mes turim tikrai didelių stuburo iškrypimų ir tokiame amžiuje. Tai tada mes kartojam operacijas kas metus, kas pusei metų, patemdami stuburo implantus ir duodami stuburui augti. Yra tekę matyti ne kartą, kad keliaujat po užsienį, dalinate savo patirtim ir Afrikoje, man atrodo, ne kartą esat buvęs. Kaip Lietuva būtent skoliozės gydyme atrodo pasaulio kontekste? Gerai atrodo. Mes, kas yra, sakykime, tai pradžia yra nuo 91 ar 2 metų, kai Amerikos vaikų vilties paramos organizacija, paremdama vaikų ortopedijos skyrių Santariškių vaikų ligoninės, visa brigada iš Jungtinių Amerikos valstijų, vaikų ortopedai, atvažiuodavo čia ir kartu operuodavo visus sudėtingiausius atvejus. Ir čia buvo tas startas, puikus šuolis į viršų. Tai yra Šarūnas Bernatas, gydytojas Kęstutis Aniukas, kurie pradėjo čia. Tai mums, sakykime, taip jaunimui buvo labai lengva šildytis po jų sparneliu. Ir buvo perduota labai daug informacijos, ar ne, kaip daryti, kaip teisingai daryti.
Ir mes esame vienintelis centras. Taip, tai mes turime tą kontingentą visą iš visos Lietuvos ir tos praktikos turim labai daug. Ir tiek to neoperacinio gydymo daug turim tų vaikų ir operacinio, sakykime, mes operuojam kiekvieną savaitę po 2, kartais netgi 3 vaikus su stuburo patologija. Tai tos praktikos daug ir lyginant, sakykime, taip, europinių lygių diskusijoje, kaip tai mes, viską darom. Viską darom jau ir netgi pabandėm čia ir jau keletą vaikų išoperuoti visiškai naują metodiką, ten tokia atskira. Tai gerai atrodom. Bent jau taip mums atrodo, kad mes gerai atrodom. Ne, nesikuklinkim. Mėgstu aš gydytojui paklausti tiesiog, kad būtų argumentas tiem, kurie skundžiasi, kad kaip čia blogai, kaip viskas, kad tikrai Lietuvos medikai daro stebuklus. Kokios įsimintiniausios istorijos iš tų kelionių, galbūt iš Afrikos, vis tiek turit vieną kitą perliuką, ką teko matyti, ar ką išoperuoti, ar pažint, galbūt norėtumėt kažko pasidalinti? Tai gal daugiau ne pačios chirurgijos, sakykime, tai, bet, sakykime, tos emociniai dalykai, kas yra labai, sakykime, jaudina ir užstringa. Tai net, pavyzdžiui, ir Lietuvoje, sakykime, kodėl aš pats esu pasirinkęs būtent tokią sritį, ar ne, nes tai yra tikrai nelengva, reikalauja daug visokių turėti savybių, taip. Bet labai yra gera matyti kaip tą operacinį rezultatą ir tu matai, kaip sakau, ašaras skausmo, liūdesio ir nerimo prieš operaciją ir matai ašaras džiaugsmo, nuostabos po, kai yra tas rezultatas, tai tas labai visą laiką tave veža ir tu žinai, kad tu būtent esi čia ir mėgaujas to. Pavyzdžiui, Afrikoje ten yra, sakykime, taip palyginimas trumpas, mes čia įkalbinėjom operuotis, neįkalbinėjom, siūlom, sakykime, taip, argumentuotai, taip, nes kartais atrodo pacientams ir tėvams, kad mums reikia. Ne, mums nereikia, jūs turite suvokti, kiek jums to reikia. O pavyzdžiui, ten jie prašo operuotis, nes ten yra kultūriniai dalykai. Sako, viena, iš praeito karto, sako, moteris, sako, mane išoperuokit, sako, aš tada vyrą susirasiu. Ten yra kultūrinis ir labai toks, sakykime, nesakau, kad grožio kultas, bet jeigu tu turi matyti, atrodai ne taip, turi kreivą nugarą, tai esi iš tikrųjų prakeiktas. Tai ten yra toks dalykas. Ant kiek jie yra kantrūs, ta prasme, skausmos lenktis visai kitoks. Kaip jie, pavyzdžiui, palatose, netgi nepažinodami vienas kito, sakykime taip, nes, konkrečiai Etiopija, tai kaip jie vienas kitam gražiai asistuoja, ta prasme, labai tokia, komūna, sakykime, man kiek užleistų atvejų daug, tokio skurdo labai daug, bet ir dėkingumo to pačiu. Ten labai tokio išbandymo, nes tu turi, tu operuoji ir tu turi tiek, kiek tu turi iš aprūpinimo, taip, implantus ten ir tu turi tai padaryti saugiai, maksimaliai saugiai, susiorientuoti. Tai čia tas toksai labai yra įsimintinas dalykas, daug dalykų grįžus pergalvoja. Kažkurioje diskusijoje, atsimenu, su kolegom diskutavom ir priėjom tokios išvados, kad tikrai gerai gyvenam ir ta medicina tikrai yra aukštam lygy, kai chirurgam trūksta pacientų, o ne implantų, technikos ar siūlų. Ir tą skirtumą pastebim ir dabar, kai iš Ukrainos daug turim tų pabėgėlių, turim daug vaikų ir kai pradeda pasakot, kad ten siūlus į operaciją reikia vežti savo tvaršius ir kaip visko trūksta, tai tikrai turim tą mediciną gana aukštam lygy ir turėtumėm tikrai to džiaugtis. Taip, nepamiršti džiaugtis, nes labai esame tokie tokie. Vis tiek jūs, kaip vienas geriausių skoliozės gydytojų, operuojančių gydytojų, ortopedų, turite tikriausiai ir tų sėkmės istorijų, kurios galbūt įkvėptų kitus, pasikliaut chirurgais, operuotis galų gale. Pasidalinkit savo kokią vieną iš sėkmingesnių istorijų arba kažkokį gal pacientą prisimenat. Drop. Oh Lord, here we go again.
again, I just dropped 2 tabs and I lost my friends. Oh Lord, here we go again, I just dropped 2. Nu, gal tokių istorijų, tai, žinot, prisimeni, iš tikrųjų mes prisimenam daugiau tos blogas, sakykime, istorijos pradinėme etape, sakykime, po operacijų ir po to, kaip ta kelionė pasibaigia, sakykime, taip laimingai, nes tų labai gerų, sakykime, sėkmės istorijų, nu, kažkaip tai, nu, sakau, tas toksai, kaip ir minėjau, tas toksai reakcija tokia netikėta nuostabos po operacijos. Tai va, to istorijas, nu, bent jau man tai toks labai save graužia dėl tų nesėkmės dalykų. O stuburo chirurgija, jinai ta nesėkmės visą laiką yra šalia. Nu, kas yra nesėkmės, tai kažkokia tai neurologinė simptomatika, kojų raumenų silpnumas. Labai skaudu, kai vaikas vaikštantis, jisai po operacijos, tarkim, negali vaikščioti. Ar ne? Tai vienas iš tokių istorijų, kur apskritai vaikinas 14 gal operacijų turėjęs, nuo 3 metų amžiaus, pradėtas operuoti dėl įgimtos stuburo deformacijos. Tai va, jam dabar jau yra, nežinau, 13 metų. Tai va, ir paskutinės operacijos metu mes jau taip jau galvom, kad tai bus paskutinė operacija galų gale ir viską, ir mes, nu, po operacijos, sakykime, nu, gavom neurologiją. Nu, viena koja visiškai sveika, o kita koja jisai, nu, sunkiai ją valdo, jisai negali vaikščioti, judėti. Tai tas toksai labai tokio daug nerimo ir kaip čia kas įvyko, dėl ko, tai padaryti visi tyrimai ir kartais įvyksta taip, kad dėl nugaros smegenų kraujotakos dalykų sutrinka, sakykime, funkcija. Tai va, šį pirmadienį buvo vaikinas puikiai vaikštantis. Vėl viskas gerai. Ja, tai tas toks yra yes. Tikriausiai, Giedriau, pritarsit, kad tie chirurgai, kurie neoperuoja, tie ir neturi komplikacijų. Ir čia pagrindinis dalykas yra, kad tenka su tuo susidurt, ypatingai tom didelėm operacijom, ką ir jūs atliekat 5-6 valandas operuoti, čia yra kažkas kosmosas. Aš norėčiau pakreipti dabar laidos temą link dar vienos patologijos, su kurios susiduria vaikų ortopedai, tai yra plokščiapadystė. Ir mitas ar ne mitas, aš manau, pakomentuosiu detaliau, plokščiapadystė su amžiumi vaikai išauga. Mitas ar tiesa? O va čia gali būti labai kontroversiškai, ta prasme, kad kai kurie išauga, kai kurie ne. Ir ką reiškia išauga, nes pati pėda iš savęs, jinai vystosi, taip, jinai turi tą pamažintą pėdos skliautą, taip, išilginį. Tai va, daugiau gal norėčiau užakcentuoti, kad iki 3-4 metų amžiaus dažniausiai yra vaikai plokščiapadžiai. Tai yra visiškai fiziologiniai vėlgi dalykai, kaip dėl netaisyklingos laikysenos ir augimo šuolio. Tai čia yra tas pats, kai yra plokščia pėda, jinai iki 3-4 metų amžiaus tas pėdos skliautas, jisai, nu, sakykime taip, nėra taip išreikštas. Paskui, visiškai pradėjus vaikščioti vaikams, tai netgi ir riebalinio sluoksnio būna labai nemažai. Tai vizualiai pėda atrodo plokščia. Plus kitas komponentas, tai yra čiurnos sąnariukas, jisai žiūrint iš nugaros, jisai krenta į vidų. Tai visas tas kompleksas vizualiai, jisai duoda tokios plokščios pėdos vaizdą. Bet iki 3-4 metų amžiaus, jeigu ateina su tokia diagnoze, tai tu iš principo tą konsultaciją gali labai greitai pabaigti. Pasakyti, kad nieko jums nėra. Nu, bet aišku, jeigu taip pasakysi, tai nebūsi labai geras daktaras. Tai va, sakykime taip, tas pats pėdos skliautas, jisai sakykime, susiformuoja maždaug iki 12-13 metų amžiaus. Bet čia irgi yra daug dalykų, sakykime, fiziologinių dalykų, raiščių laisvumas, vadinamas hiperlaksitetas, sakykime, pačios kojų ašys, jeigu, tarkim, yra į iksiuką, sakykime taip ar ne, tai ta pėda irgi vizualiai gali būti plokščia. Tai yra tam tikrų įgimtų dalykų. Tai va, daug yra niuansų, tai vėlgi čia gali taip, žinai, labai dabar, bet ta prasme, jeigu klausimas konkretus, tai nėra vienareikšmiškai mitas, taip, jinai išaugama. Tai yra pėdos skliautas, jisai formuojasi su amžiumi. Bet jeigu taip konkrečiai pabandant aptart,
Kaip ir supratau, jeigu 3-4 metų vaikas dar dėl plokščios pėdos neskubėt pas ortopedą, bet kada yra tos raudonos vėliavos, tie red flagai, kada jau reiktų sunerimti arba ką tėvam pastebėjus, reiktų jau kreiptis į vaikų ortopedą. Pirma žinutė tėvams. Tokie, kur nelabai galbūt, sakykime taip, patogi ir tokia, ar tikrai. Plokščia pėda, jeigu jos neskauda ir nėra problema su avalyne, ta prasme, jos pritaikant, gydyti ir nereikia. Sunerimti, tas vadinamas red flagas, skausmas fizinio krūvio metu. Arba, tarkim, ilgesnį turite atstumą pasivaikščiant, turim sunerimti. Ne pati pėdos forma, bet skundai, skausmas. Taip, toliau, jeigu mes matom, kad yra kažkur, tai sakykime, nuospaudos, tai sakykime, yra tam tikros dalis prie plokščių pėdų, ar ne, kur atramos taškai yra ne ten, kur turi būti. O kur turi būti prie normalios pėdos? Tai yra kulnas, atramos taškas, 1 patigalio galva ir 5 patigalio galva, tas vadinamas tripoidas. Tai va, bet iš principo, taip jau paprastai, kad neužvelt, ne, tai skausmas. Tada reikėtų pasirodyti. Nes negydom kosmetikos. Deja taip, nepatogu, galbūt ta žinutė truputėlį tėvams taip kaip čia, ar tikrai čia, daktaras gal čia kažkaip ne taip, tikrai taip. Dar atsimenu istoriją, atrodo, gal ir iš rezidentūros laikų, kur vienam vaikui labai dažnai batukus reikdavo keisti, nes nutrindavo vis. Tai indikacija jau yra galvoti apie plokščiapadystės gydymą ar ne? Jo, nes matot, tai jau yra kažkoks tai skundas, taip, nes čia jau, vadinkim taip, tas gydymas koks yra tas irgi toks, kur yra ortopediniai batai, kurio labai jau taip daug irgi visur negi ateina į konsultacijas, mums reikia ortopedinių batų. Ir supinatai. Tai va, arba vidpadžiai vadinkim taip, ar ne, mums reikia vidpadžių. Tai va, pirma pagalba, jeigu mes turime skaudą kojas fizinio krūvio metu, arba nunešiojami batai, pabandyti tuos vidpadžius įsidėti. Tai kelia truputėlį vidinę pėdos pusę, truputėlį balansuoja ir gal tai yra sprendimo būdas. Kitą mitą, o galbūt ne mitą turiu, tai kad vaikščioti ant pirštų galų vaikams yra visiškai normalu. Jo, yra visiškai normalu, bet turėtų tęsinys būti jau dabar literatūroje yra iki 3 metų amžiaus. Buvo iki 2, dabar jau iki 3. Tai yra visiškai normalu. Toliau reikia žiūrėti, ieškoti priežasties. Kokia priežastis gali būti? Tai yra achilo sauslės sutrumpėjimas. Dabar taip vis daugiau ir daugiau yra vaikai su autizmu. Jie turi irgi polinkį vaikščioti ant pirštų galų ir tam tikros neuroraumeninės lygos, kurios irgi duoda tokį, sakykime taip, vaikščiojimą tokį kitokį. Tai jeigu žinutė išsinešimui tėvam, tai tiesiog, kad jeigu virš 3 metų vaikai dar vaikšto ant pirštų galų, jau reiktų sunerimti ir kreiptis. Jo, ir galim irgi taip susidėlioti, ar ne? Pavyzdžiui, skoliozė, taip? Tėvams namų darbai, sakykime, ar ne? Tai pasilenkus į priekį, tas pratimėlis, dėl pačios vaikščiojimo ant pirštų galų, ar ne? Tai irgi, ar vaikas visiškai vaikšto ant pirštų galų, ar ne? Negali padėti kulnų. Ar tai yra truputėlį spiruokliuojanti, ar tai yra truputėlį pavaikšto ant pirštų galų ir po to vaikšto normaliai, bet namuose liepkit vaikui, ar jisai sugeba paeiti ant kulnų. Taip? Ar jisai gali atsitūpti, padėjus irgi kulnus ant žemės. Dar vieną teiginį turiu apie X kojos deformacijas, apie genų valgum, kad jeigu jau stebim pas vaiką X kojytės, tai tikriausiai reikės operacinio gydymo. Tiesa ar mitas? Gal ir reikės, o gal ir ne. Labai geras chirurgo atsakymas. O kaip norėtumėt? Jo, kaip norėtumėt. Vėlgi, kaip ir su plokščiapėda, šitas toks mitas. Kojų X irgi labai lengva atsiminti, 3-4 metai amžiuje. Kojų X 3-4 metų amžiuje yra pats didžiausias. Taip, nes tikrai turim šitų vaikų, kuriuos konsultuojam, dėl tos X deformacijos labai daug.
ir netgi tame laikotarpį, kur neturėtumėm. Taip, 3-4 metai amžiuje, X pats didžiausias ir po to palaipsniui taisosi arba ne. Nes labai yra svarbu iš tikrųjų ištransliuoti tėvams ir žinoti planą. Labai dažnai jie ateina konsultuotis ir sako, tai vaikas išaugs. Čia viskas gerai, bet o jeigu neišaugs, pavyzdžiui, ar ne, tai kiek mes turime laukti? Taip, tai labai gerai, jeigu konsultuoja apie tos fiziologinius dalykus, vis tiek yra kažkokia tai riba, nuo kurio sunerimti. Tai sunerimstame 8-9 metų amžiuje. Jeigu kojų X 8-9 metų išlieka, tai mes turime atvykti pas ortopedą. Noriu sakyti pas mane. Pas ortopedą ir reikėtų pasidaryti specialias nuotraukas. Stovint mechaninės ašis. Dar koks akcentas, mes galim turėti kojų ašį taisyklingą tiesę, bet gali būti rotacinė deformacija. Sukasi į vidų, kojytė iš šitos jau vietos iš šlaunies ir tada irgi gali būti kaip X. Bet yra tam tikri, sakykime taip, testai, kurie parodo, ar tai yra tik tai kojų, sakykime, ašies problema, ar tai yra rotaciniai dalykai. Šią laidą žiūri ne tik tėvai ar ne medikai, bet daug ir šeimos medikų, šeimos gydytojų. Tai yra ir labai daug gerų žinučių iš jūsų lūpų, kada reiktų sunerimti ir siūs visgi pas tą vaikų ortopedą. Ir jau aptariam tas pagrindinės grupės, bet galbūt būtų dar, kada visgi reikia sunerimti, gal kažkokie skundai, ženklai ir nusiųsti vaiką vaikų ortopedui. Aplamai šnekam apie prie kokios patologijos, ar ne? Taip, bendrai, kažkokie dar yra kažkokia grupė, kurią jūs gydot ir dėl ko reiktų pasirodyti pas ortopedą, gal kažko dar neaptariam. Tai kokia žinutė, jeigu abejojam ir siunčiam, iš tikrųjų, nes tada, bet su kuo mes dažniausiai susiduriam, taip, tai yra netaisyklinga laikysena įtariant stuburo iškrypimą, jau apšnekėjom, sakykime, kojų X-iukas, plokščia pėda, sukimas į vidų dar būtinai, taip, irgi. Pažiūrėkite, daktarė, mano vaikas šleivuoja, taip, jie taip, šleivukai tokie, taip. Tai irgi tos, sakykime, taip, rotaciniai dalykai, jie irgi gali būti visiškai normalūs iki 10 metų amžiaus. Taip, bet vėlgi reikia susižiūrėti, iš kurios vietos ta rotacija vyksta. Iš pėdos, iš blauzdos, iš šlaunies. Tai ir kas yra labai svarbu, jeigu kliūna kojos. Jeigu vaikštant arba bėgant kliūna kojos, tai tikrai reikia pasirodyti, nes reikia įsiaiškinti dalykus. Jeigu tik tai sukam, tai dažniausiai bus fiziologinis dalykas. Tai kojų ilgių skirtumas. Sakykime, nes kojų ilgių skirtumas, nes tai yra labai geras tas posakis, vaikai nėra maži suaugę. Taip, jie auga, tai ir mes turim ir dešinį, ir pusės. Sakykime, taip, mes neaugam labai tolygiai, viena pusė dešinė kairė gali irgi skirtis. Tarp kitko, kojų ilgių skirtumas, irgi čia žinutė tokia, kojų ilgių skirtumą reikia gydyti vienaip ar kitaip, jeigu jis yra 1,5 centimetrų. Iki mažesni skaičiai, jie paprastai arba nieko nesukelia, arba net nepastebimi. Tai kojų ilgių skirtumas irgi dažnai mes konsultuojame. Vėlgi kita kategorija tai yra kūdikiai iki metų amžiaus, ar ne, klubų patologija. Nes netgi dabar Lietuvoje taip yra nusistovėję, kad praktiškai kiekvienas kūdikis, jisai turėtų pasirodyti pas ortopedą traumatologą dėl klubų displazijos ir atlikti klubo sąnario echoskopiją. Čia irgi toks, geriau tą ir reikėtų padaryti, nes labai daug tokių interpretacijų yra, bet aišku, jeigu klubai atsiveda, čia šeimos gydytojams galbūt, nežinutė, jeigu klubo sąnariukas atsiveda vienodai, simetriškai, tai tikrai nebūtina. Dar kita žinutė, raukšlyčių asimetrija. Irgi yra super mamų, super tėčių, prisiskaitė visą kitą. Jeigu raukšlyčių asimetrija kažkur tai yra ir matosi, tai čia, sakykime, tai požymis, kad yra su klubais blogai. Nebūtinai. Nes, pavyzdžiui, tik tai vien raukšlyčių asimetriškumas, tai nėra požymis. Jeigu raukšlyčių kirkšnyčia yra. Jeigu yra ribotas klubo atvedimas, arba iš abiejų kojyčių, arba iš vienos, ir raukšlyčių asimetrija. Tikrai taip reikia pasirodyti. Bet jeigu kojų judesiai yra pilnos amplitudės
ir tikrai kažkur ten mažytė raukšlytė asimetriška, tai tikrai nebūtina bent jau tą pačią minutę 2 dienų laikotarpį degant lėkti pas ortopedą traumatologą. Ar jūs pritarėt, kad visiems vaikams kūdikiams iki pusės metų reiktų pasirodyti pas vaikų ortopedą ir kad būtų atlikta ir echoskopija būtent dėl klubo sąnario displazijos? Aš galvoju, kad visgi reikia, nes matot, jeigu ta žinutė nereikia, tai toks irgi labai ne visi, sakykime taip, čia daugiau reikėtų tada, jeigu sakyčiau nereikia, tada labai apšviesti šeimos gydytojus, kad įsivertintų, nes yra rizikos veiksniai, kuriems esant būtina ortopedo traumatologo konsultacija, ne? Daugiavaisis nėštumas, sėdyninė pirmyga, mažai vaisiaus vandenų, yra tam tikra patologija, sakykime taip, jau netgi nėštumo metu, kuri apsprendžia, ar ortopedas traumatologas bus reikalingas ar ne. Bet čia jau niuansai. Geriau žinutę ištransliuoti reikia. Čia tikriausiai daugiausiai skambanti žinutė laidų metu, kad jeigu tik neramu, jeigu kyla klausimų, geriau pasirodyti pas specialistus. Jo, bet nes visų pirma taip, pradėsim skaityti kažkur tai internete, tai tikrai visom lygom pradėsim sirgti, tada nerimas. Dar yra kitas dalykas, kur labai visi irgi viską žino, kurie pradės patarinėti ir visą kitą, pasimesit, susinervuosit. Neramu, geriau nueiti pas specialistą, kuris įvertintų ir ramiai būtų. Jo labiau, kad pas mus tas ir pasiekiamumas, tikriausiai su Etiopija, jeigu lygintumėt, nereikia per Kalną ežerą ir 2 paras keliauti iki ligoninės. Būtent vienas, tarp kito čia labai greitai, vienas žmogus, jau jisai suaugęs, jisai, žinokit, ėjo ne 100 kilometrų peškom, netgi daugiau, tiksliai nevardinsiu skaičių, kad eiti ir surasti tą daktarą būtų išoperuotas. Čia dabar prisiminiau pranešimą vieną, pasaulio buvo vaikų chirurgų suvažiavimas ir man atrodo iš centrinės galbūt Afrikos pasako apie siamo dvynius, kad, sako, va, pas mus čia nemažai jų būna, dažniausiai diagnozuojam 8 mėnesių amžiaus. Įdomu. Ir tu toksai sėdi ir galvoji, čia klaida įsivėlė, bet po to perklausai, ne, pasirodo, tik tai taip, taip, kad tik tada patenka pas gydytojus, nes kitaip arba jie neišgyvena, arba kaip pas mus tai pripratę, jau nėštumo metu žino, kokia ta patologija. O čia 8 mėnesių amžiai, kad tiek dar išgyventų ir dvyniai siamo sulipę viena ar kita sritim, kad pasirodytų pas gydytoją. Išlieka patys gyvybingiausi. Tai buvo kažkas tokio ir tu supranti tada, kad tikrai gal čia netiek jau sunku tą valandą ar 2 kito gydytojo pavažiuoti. Norėčiau pratęsti su dar vienu mitu, kad visi vaikai turėtų pradėti vaikščioti iki 1 metų amžiaus. Kaip ortopedai jūsų nuomonė? Čia geras klausimas, kur čia absoliučiai mitas. Absoliučiai. Netgi dabar pagal Pasaulio sveikatos organizaciją, netgi ir tie visi normatyvai, kada galvą laikyti, ar ne, 2-3 mėnesiai, kada sėdėti, buvo 6 maždaug, dabar iki 8. Nebūtinai šliaužėt gali vaikas. Gali šliaužėt pritraukėdamas tik tai vieną kojytę. Gali iš karto nešliaužėti, iš karto stotis. Ropoti irgi nebūtinai. Tai ir vaikščioti, sakykime taip, dabar jau tas laukimas ir kada jau reikėtų, sakykime, suklusti ir pasirodyti pas specialistą yra 1,5 metų. Jeigu iki 1,5 metų vaikas nepradeda vaikščioti, tai reikėtų tada kreiptis pasižiūrėti. Jūs kaip vaikų ortopedas, traumatologas vis tiek konsultuojat ir daug sportininkų, nes tikrai vaikai sportuoja ir ar tikrai sportas sveikata? Kokiu atveju tenka matyti, ypatingai galbūt apie tą profesionalų sportą, norėčiau jūsų paklausti. Jo, čia tokia irgi gera tema. Sakykime, žiniasklaidoje labai yra daug, ar ne, kad
vaikai mažai sportuoja, daug netaisyklingos laikysenos, gal tai įtakoja skoliozę, plokščiapadystę ir visa kita, kaip vaikus skatinti, jie dabar prie kompiuterio. Ką aš pats matau nuoširdžiai, ar ne, kad to sporto vis tiek yra daugiau, jau truputėlį ateina tas laikas, kur yra suinteresuotumas ir tų būrelių ir to lankymo tikrai yra. Aišku, yra tie vaikai, kurie nelanko ir jų nepriversi, bet ta tendencija jinai yra gerėjanti. Bet dabar kita dalis yra, aš pavyzdžiui, praeitą savaitę konsultavau 2 profesionalius sportininkus. Viena gimnastė, kitas atrodo profesionalus šokėjas. Ką tai reiškia profesionalus šokėjas? Tai yra arba gimnastas, tai yra vaikas, paauglys, intensyviai augantis. Sakykime, ir taip jie turi traumų tikimybę didesnė, nes raiščiai raumenys nespėja kartu su kaulais sutvirtėti. O čia 2 kartus per dieną sportas, 7 kartus per savaitę. Ir pas mane ateina, kaip pas specialistą sako, jam ir nugaros skauda, ir kelius skauda, ir pečius, ir tai tu tada taip automatiškai ir pasakai, tai kuom galėčiau jums padėti. Nes tai yra milžiniški krūviai, treneriai reikalauja, bet priežiūros nėra. Nėra plano, kaip atsistatyti raumenį, kaip jį sutvirtinti, galų gale kokius kraujo tyrimus darytis ar ne, kaip maitintis. Tai yra didžiulė niša ir didžiulė problema. Ir, sakykime, taip išlieka tie, kurie, sakykime, prigimtinai turi to tokio jėgos, bet yra labai tendencija, kad tome amžiuje ir baigsis tavo sportas. Ir tai baigsis, kad ilgalaikiai perspektyvai tu turėsi daug bėdų. Ar pritarėt, kad visi paaugliai, galbūt galvojantis apie profesionalų sportą, turėtų pasirodyti vaikų ortopedui, įsivertinti tą būklę, ar galbūt kiti specialistai, yra sporto medikai, kineziterapeutai, į ką reiktų atkreipti dėmesį tiem jauniem būsimiem olimpiečiam? Tai jiem be jokios abejonės visi išvardinti tavo dalykai labai tinka ir būtų labai gerai turėti komandinį dalyką, bet čia yra dar kitas dalykas, kad, sakyčiau, nesakau už visus trenerius, bet vis tiek jaučiu, kad yra tokia tendencija, kad yra rezultatas, nepaisant visko. Tai turėtų prasidėti nuo pačio trenerio tokio švietėjiško supratimo didesnio ir tada jau perkelti tam, sakykime, paaugliui, kuris irgi suprastų, nes taip, jie turi daug kompensacinių mechanizmų. Problema jau atsitinka tada, kai jau yra pažeidimas ir nemažas. Jie gali ten nusilakstyti, nežinau kaip. Mes suaugę, tai mums jau būtų labai negerai, labai tokios, sakykime, intensyvios treniruotės ir po to neatsistatymo. Bet čia yra toksai, kad žinutė visų pirma treneriams, tėvams ir vaikui. Vaikas vis tiek jisai klauso, ką jam sako. Nes labai aš arba, žinot, ateina ir sako, man skauda tą ir tą ir tą, aš profesionalus sportininkas, aš negaliu nesportuoti. Buvo čia vasarą, man atrodo, viena sportininkė, nepamenu, gal tinklininkė, kur irgi lūžį patyrė, teko diagnozuoti. Bet man čia kitą savaitę jau Lietuvos čempionatas. Iki kitų olimpinių sugis, bet dar gal paluktelt, nes per didelę kainą tikriausiai yra to sporto, ypatingai to traumatizmo, ką ir jūs stebėt. Taip. Ir netgi neužtenka, nereikia labai didelės energijos traumos. Yra stresų lūžiai, kai yra pastoviai krūvis ant tiek didelis tenka, pavyzdžiui, kaulams ir vyksta stres lūžis. Stres lūžis rentgenologiškai nesimato, jisai matosi arba ultragarsu, echoskopiniu tyrimu, arba jau kompiuterinės arba magnetu ir jie gali pravaikščioti taip. Tai netgi lūžta kaulai. Plyšta sausaslės, tas vadinamas toks irgi per didelio krūvio. Ir jau kaip taip atsitinka, tai labai kartais yra liūdna pasakyti, kad tu turi truputėlį jau stabdyti. Aš tai taip kažkaip vis tiek stengiuosi tos vilties sutikti, bent jau ir pats žinodamas, kad nepaeis, bet norisi, kad jie patys suprastų. Priminė dabar irgi viena sportininkė buvo, kur
iš turnyro atvažiavo, jau po turnyre laimėjo 3 vietą ir belipant ant pakilos įspyrė savo komandos draugiai į pėdą. Ir jai lūžo pirmas pirštakaulis, proksimalinė falanga, tai irgi atrodo nedidelė trauma, tu visą turnyrą atvarė ir tik tiek tai reikėjo, kad sulūžtų. O kokių jūs istorijų tokių turit, kur tikrai būtų pavyzdys sportininkam, kad reikia rūpintis savimi ir ypatingai tiem tėvam ar treneriam, kurie būna šalia tų jaunųjų sportininkų? Labai yra skaudžiai, kai yra, pavyzdžiui, labai dažnai yra futbolistai, sakykime, paaugliai, kur pradeda skaudėti kelio sąnarį ir girnelė panirinėja arba išnyra pilnai. Ir būna, kad pasakom stop. Tas toks, tai žinot, tos istorijos, kurios tos liūdniausios, kaip tu pasakai, kad nebe. Arba jau tėvai supranta, kad sako jau nebe. Tokia linksmesnė, tai, sakykime, linksmesnė, nelinksmesnė, gal gerai pasibaigusi. Tai yra motokrosas ar kalnų dviračiai, kurie ten šokinėja. Tai va, paauglys ten taip smagiai kritęs, kad susilaužė stuburą. Tai atvyko į ligoninę, išoperavom. Ir po operacijos pačią pirmą dieną, kaip tu gyveni, kaip viską, ar sportuosi? Sako, tai aišku. Sako, aš be to negaliu. Tai po to kažkada tai buvau sutikęs vėl ligoninėj, tai buvo dilbio kaulus susilaužęs. Bet čia yra, taip yra, jau čia gyvenimo būdas. Šiauliuose yra motokroso trasa ir buvo čia pasaulio čempionatas praeitą vasarą. Ir man teko budėti tą dieną ir aišku, be traumatologo. Tai jo, buvo tokių, kur ir porą tokių lūžių nekomplikuoto. Vienas buvo žastikulio chirurginio kaklo lūžis, Olandas susilaužęs, tai teko reponuot. Nieko nesmeigiau, nieko gražiai reponavosi, bet irgi toks traumatizuojantis sportas. Visiškai pabaigai norėčiau jūsų palinkėjimo mūsų žiūrovom, nors ir daug gerų žinučių buvo, daug tikrai, manau, išsineš tiek kolegos gydytojai, tiek ir tėvai ar galų gale pacientai, bet jūsų būtent palinkėjimas kaip vaikų ortopedo traumatologo. Aš nežinau, ar čia yra palinkėjimas, bet labai noriu, bent jau aš stengiuosi, kad tokia žinutė, kad mes visgi esame draugai. Labai nesinori tokio, ypatingai kaip tu su vaikais bendrauja, kad nebūtų toks, žinot, tokio labai, čia gydytojas, čia pacientas, ar ne, kad mes esam ir mes norim padėti, iš tikrųjų nuoširdžiai norim padėti. Ir dabar tas požiūris truputėlį yra, kad mes, sakykime, kažką labai, tai jiems operuoti tik tai, arba čia, kažkas tokio, kad mes tikrai stengiamės dėl vaiko ir priimti geriausią sprendimą. Kartais jis būna nepatogus. Nėra galbūt to, ko nori girdėti tėvai, bet mes norime. Ir iš tikrųjų, ten daug mitų, visa kita, bet gal pabaigai visgi jeigu yra neramu, visgi pasirodykite pas specialistą. Turiu menį pas specialistą, tai yra pas specialistą. Ne tai, kuris žino apie nieką su savo komentarais, bet tikrai pas specialistą, kuris tikrai patars ir pasakys. Ačiū labai, Giedriau. Labai įdomus pokalbis ir man asmeniškai daug sužinojau ir pagilinau savo vaikų ortopedijos žinias. Noriu Jums padėkoti, mūsų laidos draugai Kanumo, dovanoju Jums šiek tiek gėrio, kad galėtumėt pasistiprinti ir pasipildyti probiotikais, o laidos žiūrovom pranešiu, kad Kanumo dovanoja Jums ir nuolaidos kodą UŽEIK20, su kuriuo gausite 20% nuolaidą Kanumo LT produkcijai, todėl būtinai apsilankykite ten. Kągi, šiandien laidą baigiam. Laidoje svečiavosi vaikų ortopedas, traumatologas Giedrius Bernatavičius. Su Jumis buvau aš, vaikų chirurgas Benediktas Jonuška, ir tai laida Užeikite, kas laukite. Spauskite prenumeruoti, užeikite kanalą ir iki kitų pasimatymų. Ate.